Kėdainiai. Tai 6 tautų, 6 konfesijų, 6 turgaus aikščių miestas, įsikūręs pačiame Lietuvos viduryje, nominuojamas kaip agurkų sostinė. Kėdainių miesto istorija prasideda XIV amžiuje, kada 1372 metais Kėdainių miesto vardas buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose Hermano Varbergės Livonijos kronikoje. Pasak legendos, Kėdainių pavadinimas kilęs iš turtingo pirklio Heidangeno, atvykusio iš Kuršo ir įkūrusio nedidelį žvejų ir žemdirbių kaimelį vardo. Kėdainiai pradėjo augti ir plėstis nuo XV amžiaus vidurio kaip svarbus regioninės prekybos centras. Buvusi Kėdainių rotušė 1651–1654 metais perstatyta iš 2 aukštų mūro. Ji buvo L raidės formos, turėjo bokštą su laikrodžiu, rūsyje buvo įrengtas kalėjimas ir patalpa miesto budeliui. Pirmame aukšte buvo laikomi ilgo ir saiko matai. Antrame aukšte magistrato ir teismų salė. Kad Kėdainiai tuomet atiteko Radvilų giminės, nulėmusios tolimesnę miesto ateitį atstovui Radvilai Astikaičiai. Tuo metu buvo pastatytas dvaras bei pirmoji gotikinė Švento Jurgio bažnyčia apie 1460 metus, atsirado pirmoji turgaus aikštė, senoji rinka. Kad Kėdainiuose būta turtingų žmonių, liudija aptiktas pirmųjų lietuviškų sidabrinių monetų lopis. Valdant kunigaikščiui Jonui Radvilai, 16 amžiuje Kėdainiai 7 metams tapo Žemaitijos administraciniu centru. Pagrindinėje senamiesčio erdvėje, didžiojoje rinkos aikštėje, Radvilų giminės istorija vaizduoja įspūdingas skulptoriaus Algirdo Bociaus sukurtas paminklas Skrynia. Tai masyvus bronzos ir granito kūrinys, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės iždą simbolizuojantis skrynia. Ir šios iškilęs LDK didžiojo etmono Jonušo Radvilos biustas, iškalti Kristupo Radvilos perkūno ir Kristupo Radvilos antrojo bareljefo. Po kunigaikščio Jono Radvilos mirties Kėdainiai atiteko jo dukrai Onai Radvilaitei, kuriai ištekėjus už Vitebsko vaivados Stanislovo Pitkos, Kėdainiai atiteko Pitkų giminiai. Šios giminės rūpesčiu nuo 1549 metų miestas tapo vienu pirmųjų ir aktyviausių reformacijos židinių Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Renesanso stiliaus evangelikų reformatų bažnyčią 1631 metais pradėjo statyti Kristupas II Radvila. Užbaigė jo sūnus Jonušas XI Radvila 1652 metais. Joje išlikusi renesanso formos ąžuolinė sagykla, gausiai ornamentuota sudėtingais drožiniais, šoninėse nišose ąžuolo plokštės ir įspūdingas sietynas. Po 1590 metais Kėdainiams buvo suteiktos Magdeburgo teisės, kuriomis miestas įgavo savivaldos teisę, buvo patvirtintas pirmasis Kėdainių herbas su Kiškų giminės simbolika. 1627 metais Kristupas Radvila patvirtino senąsias Kėdainių miesto laisvės ir suteikė naująjį herbą. Tais pačiais metais buvo suteikta teisė Kėdainiuose laisvai įsikurti ir netrukdomai iš jų išvykti. Todėl mieste apsigyveno nemažai atvykėlių iš kitų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų, taip pat iš Lenkijos, Vokietijos ir Škotijos. Kristupas Radvila rūpinosi atvykėliais ir palankių mokesčių politika skatino jų įsikūrimą mieste. Nuo 17 amžiaus vidurio Kėdainių senosios rinkos prieigose įsikūrė žydai, kurių religinė bendruomenė Kahalas ilgainiui tapo viena iš didžiausių Žemaitijoje. Senosios rinkos šiaurinėje dalyje žydai pastatė sinagogą, prie jos ligoninę, įkūrė nemažai smuklų ir krautuvių, o amatininkai buvo susibūrę į cechą. Žydai buvo pavaldūs dvaro jurisdikcijai. Įdomu, jog būtent žydų iniciatyva Kėdainiuose 19 amžiaus antroje pusėje suklestėjo agurkų verslas. Čia buvo didžiausi šių daržovių auginimų plotai visame Pabaltyje. Kiekvienais metais apie 150 hektarų agurkų, apie 100 sėdnerių agurkų sėklų ir apie 300 tūkstančių agurkų ir pomidorų daigų. 1648 metais pietinėje Kėdainių dalyje prie Knypavos turgavietės įsikūrė rusų stačiatikiai. Miesto savininko Jonušo Radvilos antroji žmona Marija Mogilaitė buvo stačiatikė. Todėl jos prašymu 1652 metais buvo pastatyta medinė stačiatikių cerkvė ir prie jos įkurtas vienuolynas. Vienuolyne gyveno tik keli vienuoliai, o pati bendruomenė buvo nedidelė, todėl ir didesnės reikšmės miesto ūkiniam ir visuomeniniam gyvenimui neturėjo.
Centrinėje miesto dalyje prie pagrindinės Didžiosios pilies gatvės ir Didžiosios rinkos turgavietės gyveno evangelikai reformatai. Į Kėdainius atsikėlę škotai ieškojo savo pažadėtusios žemės, utopinės Antilijos. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia statyta 1631–52 metais buvo globojama Radvilų. Kairiojoje miesto pusėje aplink Švento Jurgio bažnyčią nuo seno gyveno katalikai. Mieste gyveno ir arijonų bendruomenė, kuri čia veikė viešai iki 1658 metų, kai visi arijonai Seimo sprendimu buvo išvaryti iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos. 17 amžiaus viduryje Kėdainiai buvo įvairių tautybių ir religinių konfesijų miestas. Miestą valdė miestiečių rengiamas magistratas, kurio nariais galėjo būti visų tikybų ir tautybių miestiečiai. Skirtingų religinių konfesijų miestiečių saugojo 1627 metais pasirašytas taikaus sambūvio principas. Nuo 1659 metų Kėdainius valdė Jonušo Radvilos pusbrolis Boguslavas Radvila, paskutinis Radvilų, Biržų ir Dubingių giminės atstovas. Kėdainių senamiestis valstybinės reikšmės urbanistinis paminklas, gausiai lankomas turistų. Tai vienas iš 7 išlikusių senamiesčių Lietuvoje. Kėdainių Švento Jurgio bažnyčia. Bažnyčia pastatyta ant kalvos kairiajame Nevėžio krante 15 amžiaus pirmojoje pusėje. Manoma apie 1460 metus. Pasakojama, kad ją pastatė kryžiuočiai. Tai viena seniausių vėlyvosios gotikos bažnyčių Lietuvoje. Apie 1549 metus bažnyčia iš katalikų buvo atimta ir perduota protestantams. Kėdainiai tuo metu buvo reformacijos centras. 1600 metais pradėta grąžinimo byla. Po ilgų bylinėjimųsių metų 1627 bažnyčia sugrąžinta katalikams.
dėmesį. Jau.
Šalia Kėdainių traukinių stoties galim pamatyti Lietuvos urbanistiniam kraštovaizdžiui neįprastą vaizdą – minareto bokštą, karūnuotą islamo kultūros pusmėnulio simboliu. Tai dar vienas liudijimas, kad Kėdainiai visuomet buvo daugiakultūris miestas. Tai vienas iš 2 minaretų Lietuvoje, kitas yra prie Kauno mečetės ir vienintelis laisvai stovintis minaretas šalyje, pastatytas 1880 metais rusų generolo Eduardo Totlebeno, kuriam priklausė Kėdainių dvaras. Minaretas skirtas atminti Rusijos-Turkijos karą.